pusę 12 ir pas mus baltasios. 23:30. Ir pusę 12 nakties ir pas mus jau yra baltasios naktis. Išlipom vieni pirmųjų iš laivo ir varom labiausiai turistų lankomas vietas, kad likę nespėtų užkimšt, nes paskui atsiras labai didelės eilės. Bergene varom pirmoje eilėje prie funikulieriaus, taigi yra gerai, kad atskirai visur vežimukai nuo bendros minios vieta, tai nereikia laukti bendroje eilėje, tai bus žymiai greičiau. Neįgaliesiem ir mamoms su vežimukais yra atskiras vagonas, tai čia žymiai mums paprasčiau yra. Norvegija brangi šalis, nes pavyzdžiui, čia pasikelti kainuoja žmogui 8 eurų, o kituose funikulierius apie 2 eurus. Skirtumas jaučias didelis mums šalia. Ir čia funikulierius kelia ant kalno, čia daug turistų, tai gal ir dėl to gal kainos gal nemaža kaip funikulierius. Užkilnus funikulierium atsiver fantastinis vaizdas čia. Bergen skaitosi miestas tarp 7 kalnų, tai čia mes ant vieno jo ir esame. Kas pasisekė, kad geras oras, nes yra anekdotas, kad Bergene lyja 400 dienų per metus, o palei statistiką tai lyja 272 lygtai dienas, tai aplamai 10 mėnesių. O tai per tuos 2 mėnesius, kiek saulėtų dienų, tai ant vienos musės ranką pirštą eitų suskaičiuoti. O mum ir taip gamta padovanojo gerą dieną. O ant kalno čia viskas padaryta dėl turistų, o čia didelė trolės skulptūra, nes troliai tai yra Norvegijos kaip simbolis ir aplinkui irgi suvenyrų visur parduotuvės, pėsčiųjų takai, grinai tokia komercinė vieta padaryta, kad užsikėlus ant kalno žmonės turėtų ką veikti. Tik paėjus pėsčiųjų tako iškart ožkos su ožiais čia kelia užstoj, bet nereaguoja aplamai žmonės. Jau tu turi aplink juos apvažiuoti, o ne jie, žodžiu, čia jie šeimininkai yra. Grinai viskas dėl turistų. Bet vaizdai jau aplink einant čia visur tais takeliais tai yra nuostabus. Gamta kaip Lietuvos, tik tai, kad žiūrint nuo kalno. Ir diduma turistų čia nusipaveiksluoja su ožiais ir į centrą atgal pagrindinį ir kelia žemyn. Nusileidom žemyn ir varom į miestą, kur visas laivas veršis čia pažiūrėti. Liftai irgi labai gan patogus, kad įvažiuoji su varytuvu, jokių telpi labai, be problemų nereikia nusiminėti. Kol kas Norvegijoje tai liftai dideli ir patogus.
čia eilėj dabar jau visa liaudis iš laivo išlipusi stumdos ir laukia eilės, čia jie gana ilgokai užtruks. Nes keli tūkstančiai vien iš laivo išlipė į pagrindai pradžioj čia mus atbraunas, o mes jau po visko varom į miestą, kol visa liaudis tenais nenusirinkę, irgi gal bus, nebus baisiai daug žmonių. Bergene daug turistinių objektų nėra, nes ir žmonių čia tik 250 000, tai dabar prieplauką praeisim, apžiūrėsim, po dešinę tie nameliai, tai jau ten senamiestis, prieplaukoje tai čia irgi akmenim grįsta, vežimukam kaip tik pasidaužytis gerai ir važiuot. Ir paskiau dešiniai senamiestį, pilis ir pora bažnytėlų bus. Ten tas senamiestis, tai anksčiau žvejų kaimelis buvęs, tai nuvažiuosim irgi apžiūrėsim, kas ten per viduj tas saugojomas objektas, tie nameliai čia irgi yra. Nu tai lendam į senamiestį. Čia viskas irgi grynai dėl turistų suvenyrai. Visur kavinukės, žodžiu, matyti, grynai iš turistų čia ir gyvena jie visi. Tai dabar lysim į tų namų vidų ten gilyn, apžiūrėsim tą visą jų paveldą, kur čia bus dabar užrašyta. Čia anksčiau gyvendavo irgi žvejai, tai čia viskas ir pritaikyta ir išlikę taip, kaip buvęs. Tai čia panašiai kaip mūsų Lietuvoje Rumšiškėse irgi, tai viduj tai irgi visokių daiktų buvo, bet didumoje irgi, o suvenyrai, su ratukais į vidų niekur įvažiuoti nein, tai taip tik pravažiuoja, apžiūri ir viskas. Dar netoli jie čia tokią akmeninę pilį turi, bet tokia gal nedidelė yra. Nieko taip įspūdingo joje nėra. Tai kad pravažiuosim, apžiūrėsim. Aišku, vežimėlių nieks nepritaikyta. Bet ir kitų niekur neleidžia, tik tai taip po vidų pasižiūrinėti ir viskas. Dar viena turistų gausiai lankoma vieta, tai yra turgai. Čia yra lauke turgus ir paviljonai yra dabar lauke esame. Čia turistam grėdieną, rymieną, banginieną, iš karto pakuotas ir iš lauktuvių. Apžiūrėsim, o taip kainos tai yra 11 kronų, 1 euras, jeigu kur čia kronos matysis. Tai nu, pavyzdžiui, viena dešreikė ta tokia kainuoja 15 eurų. Taip pat pilna jūros gėrybių, tai čia kainas iš 11 dalinkit, tai čia kažkur tai būtų virš 10 eurų viskas, bet kuris vabalas kainuoja. Čia kalmarai, krabai, na visi tie jūras. Štukojai.
Čia jau turgus paviljonas po stogu, tai irgi tos pačios prekės. Sūriai, jūros gėrybės, mėsa. Gražu pasižiūrėti, bet ir turistai mažai ką čia perka, nes yra to visko jau paruošta laive, tai čia nieks žalių krabų nieks čia neperka jam irgi. Tai taip, kad pavėpsuot, nes namuose tokių nelabai pamatysi. Kadangi diena graži ir saulėta, tai po miestą šiaip paskui pasivaikščioto, tai kokį paminklą pažiūrėti, aikštės, kokias gatvės, kokie pašmirinės, žodžiu, savo malonumai, po parduotuvės reiks susukt, pažiūrėti. Bet patys namukai irgi visi žemi, nėra tų daugia aukščių. Panašu į Lietuvos miestelis. Į jų tinklo parduotuvę įlindau pažiūrėti, o aš žiūriu, kad taip sakydavo, kad nėra alkoholio pirkt, žiūriu, alaus yra. Pažiūrėjau, įdomu net kainas savo pažiūrėti, bet skarbonkė visas 11 eurų krona, tai visas virš 3 eurų skaityk. Tai nežinau, kaip čia su tais laipsniais jie. O korona, kur pas mus irgi jie prekiaujama, buteliuks 033 už 3 bus eurų 6. Grįžom į laivą, žiūrėk, čia iš laivo panašiai kaip nuo kalno irgi visi vaizdai jau gražiai matos. Nes tai kai miestą apžiūri, tai paskiau čia ir iš laivo labai jau fainai. Be jokio judesio pažiūrėti kalnus ir miestą pačioj. Miestas tarp 7 kalnų apžiūrėtas ir tuoj galėsim kilti tolyn. Bergenas laikomas tai yra kaip vartai į fjordus, tai išplaukiam į fjordus, paliekam vartus.